Tai treneri, ar sutinkat, kad šios rungtynės tokios buvo vis pašėlusios, amerikietiški kalneliai, daug įvarčių ir kas jas stebėjo, tikriausiai liko nenusivylę? Na, aš labai tikiuosi, nes tikrai šiandien buvo gana toks atakuojantis futbolas ir tų momentų buvo tikrai labai daug. Iš kitos pusės noriu pasakyti, šitą pertrauką, manau, mus tikrai kažkiek tai išmušė, bet išmušė žaidimo organizacijai. Mes nebuvom tokie, kaip pasakyti, solidus. Tai, ką kūrėme atakoje, aš manau, kad mes buvom gana geri, labai geri, manau, netgi tie momentai, kurie buvo sukurti, tai, na, fantastiniai momentai. Bet, kaip ir sakau, šiandien didžiausi komplimentai yra komandai, kad komanda tokių sunkių momentų, jinai nepalūžo, prasileidė, kad ir tą pirmą įvartį įmušėm greitai, tai išlyginama, kad ir antrą gavom, na, antras kėlinys buvo visiškai kitoks, manau, su labai didelė persvara ir momentai tikrai buvo sukurti tikrai labai geri. Deja, viskas nusikėlė į paskutinę sekundę, jau kai atrodė, kad rungtynės taip ir pasibaigs, bet, na, standartinė situacija, užribis ir dar šią savaitę šiek tiek treniravom visą tai. Tai aš džiaugiuosi už komandą, kad jinai išpildė tai, nes tokiuose sudėtingose momentuose, kai žaidimo negali mūsų standartinės situacijos, jos gali labai daug ką nulemti. Tai didžiausi komplimentai komandai, nes paliko labai daug jėgų šiandien. Ir jeigu iš vienos pusės, na, tai pasakius, tai būtų tikrai labai apmaudu, net ir jeigu būtų rungtynės lygiosiam pasibaigę, nes galimybių, sakau, mes šiandien turėjom labai daug. Bet visgi Sūduva pelnė 2 įvarčius ir priešinusi ilgą laiką, paskui matėsi gal, kad ir jeigu jiems pristigo, ar tikėjotės tokio būtent pasipriešinimo iš šios komandos? Na, visiškai turi greitų žaidėjus priekį ir aš sakau, šiandien kur mes klydome, tai klydome praradus kamuolį ir nebuvom organizuoti gynyboje, tai tranzicijose jie buvo gana tokie, na, efektyvų šiandien, tai jie iš to ir įmušė įvarčius, bet sakau, tai šiandien didžiausi vėl komplimentai komandai, nes kai kurie žaidėjai šiandien vienas net atskrido tik tai iš pačio ryto, tai kuris šiandien išėjo antrą kėlinį, tai prieš keletą dienų kitas grįžo, tai buvo nemažai rotacijos iš pradžių ir tas žaidimas nukentėjo nuo to, bet sakau, 3 taškai yra 3 taškai ir tokiu būdu laimėta, aš manau, kad tai bus didelis įkvėpimas komandai. Taip pat ir norėjau klausyti būtent apie Deniso Bošneko ir Leo Ribeiro pasirodymą tik antrajam kėlinyje ir Felipės Brisolos pirmas minutės nuo starto pradžios, ar tai buvo planuota tikriausiai? Na, viskas buvo suplanuota ir Felipė, ir Artiomas, kuris grįžo po traumos, jų žaidiminis laikas taip ir buvo suplanuotas. Na, aišku, aš negalvojau, kad situacija bus tokia, kad mes pralaiminėsim, aišku, visko gali pasitaikyti, bet tas laikas jau buvo maždaug suplanuotas toks, tai po 45 minutės, maksimum 60, jeigu būtų rezultatas kitoks, bet tie žaidėjai, kurie išėjo antrą kėlinį, jie turėjo išeiti, aš planavau juos ir kaip ir sakau, tai buvo viskas suplanuota. Yra toks posakis karštas žaidėjas, tai šiandien tas karštas žaidėjas buvo Matas Vareika. Ar tikėjotės galbūt, ar norėjot, kad jis pelnytų galbūt ir hat-triką ir išplėštų šitą pergalę? Jisai svarbus žaidėjas, kaip ir visi kiti žaidėjai svarbus. Ir, na taip, šiandien buvo gana karšta žaisti ir, kaip jūs sakot, karštas žaidėjas, na, individualiai stiprus žaidėjas. Na, gali ir apžaisti, ir atsidurti, ir svarbiausia, kad turėdamas momentus jisai gali juos išnaudoti. Tai šiandien jisai tą padarė, tai džiaugiuosi ir už jį, ir sakau, aplamai už visą komandą. Na ir paskutinis klausimas, kaip jūs jautėtės, kai komanda pelnė paskutinę minutę įvartį ir kaip jaučiatės dabar? Kažkas neįtikėtino, paskutinė minutė, paskutinė sekundė įmušti įvartį ir pabaigti rungtynės, na, kažkas nerealaus.